Xanaxas tai visai geras narkotiks. Uždara tai tokį burbulą, kur visas nerims nuo tavęs nueina ir šiaip labai gerai ant athodų, pachmielą pramuš. Amfa irgi zaibyski nori ilgai nemeluot, bet athodai tokia lauža, kad nahui, blėt. Va, kokanė taip pats geriausias narkotiks, tiek pasitikėjimas savim turi, ką gali medijui, atrodo, išraut, karočią, tik tiek, kad veik vieną valandą, tai, nu, bet verta tokią sumą sumokėti. LSD taip pats pavojingiausias narkotiks, blėt, buvo užstrigęs, buvo į kelionį 3 metus, bet tai, žodžiu, girdi vaizdus, matai garsus. Nu, grybai tai nežinau, geriau už LSD negeriau, bet labiau toks spiritual, labiau toks sapne jautęs, nei nuo LSD ir netaip intensyviai daužo. Tik tiek, kad pykint, kai įpisi, karočią, kol nepradėt kabinti. Tramadolius opioids, tai blėt, kaip atpalaiduoji gerai kūną, bet po to, kai atleidži, taip noris dar. Vadumai taip pat standartinis geriausias narkotiks, tiesiog, karočią, sustiprin pojūčius, karočią, zaibys, valgyti ant dūmų, zaibys, seksas ant dūmų, viskas zaibys ant dūmų. Tik tiek, kad labai gerai galiu užsikabliuoti, nes nėra jokio athodų. Ratai, šponkės irgi zaibys narkotiks, bet būn kartais maišytas su visokiam amfom, visokiam kitom šūdais, o taip tai piuriam dėmėjai, tai zaibys, jokio athodų, karočią, sukel serotoniną, atrodo nesibaigianti laimė, karočią. Heroinis, tai blėt įdomus, taip atpalaiduoja, atrodo į tokį tunelį patampi, karočią, sėdė, apsikifavęs, atrodo, net prie konteinerės sėdėtumė, tau būtų zaibys pohui. Metamfetamin skrysė, tai tas pats, kas gaidėsi, tiek, kad 2 paras nemegausi, tiek.